Trąšų verslo logika arba logistiniai principai iš principo pasikeitė prieš 2 metus, grubiai. Kai Rusija invaziją padarė į Ukrainą, prasidėjo karas, kuris vyksta iki šios dienos. Kas pasikeitė su logistika, tai man labai pasijuto ir žemdirbių pusės irgi stipriai pasijuto, kad mes neturim tokių kiekio aikštelėse, sandėliuose, tuose šoniniuose, kaip anksčiau turėdam. Suvažiuodavo iš tų nedraugiškų valstybių vagonais daug trąšų ir turėdam pilnas aikštelės, perkrautus sandėlius, o dabar tikrai tokių kiekių neturim. Tai čia yra blogai ir gerai? Abejonių jų visada išlieka, bet galiu paminėti partnerius europinius, su kuriais mes dirbam ir tęsim netgi ir po karo darbus. Tai yra Yara, tai yra Borealis, tai yra Achema, šitie visi tokie jau žinomi gamintojai. Ką iš naujų tokių rinkų per tuos 2 metus, tai teko išbandyti visko ir pasitikėti tą kokybę. Tai tie metai tokie iš tolimų ir sulfatas iš Kinijos, ir kasas iš Trinidado, tikrai tokie egzotiškais pavadinimais skambėjo tie praeiti metai. Tai 3000 čia Europą, jeigu iš tokios Amerikos ar ten dar kitos tolimos šalies, to tiesiog, ir ta pati Kinija irgi 30 000 krauna, nes kitaip ir neapsimokės tau vežtis mažesnio kiekio. Fraktas labai brangus būna. Taip, tiek aš iš trąšų pusės, tiek kolegos ar iš mikroelementų, ar iš kitų kažką stengiasi ir bando naujo patiekti rinkai ir irgi stebim ir tas pačias direktyvas, kokios yra ateinančios iš ES. Seniai šnekėjom jau, ne? Jo, senokai jau buvom susitikę. Paskutinį kartą apie grūdus. Žiūrėk, aš šiandieną dar su Raimiu šnekėjau, kad gruodžio mėnesį darysim balių. Pirksim tortą, kviesim Maksvytį į svečius. Metinės? Metinės. Tai dabar podcastų pradžios. Jo, tai dabar bus jau toks vienas iš... Metukai podcastai? Toks jau į pabaigą podcastas ir metai gruodžio mėnesį. Ten kažkada neprisimenu gruodžio pradžioje. Šiaip atsimenu, kad šlapdriba buvo. Jo, kad mes išeidėjom iš studijos ir buvo mašinas visos atmygtos. Jo, kad tikrai, čia žiemos pradžia tikrai buvo. Jo, tai bus metai laiko, kai realiai, taip sakykime, bandėm arba pavyko daugiau mažiau temas pagvildenti įvairias. Kiek mes jų turėjom? Galim prisiminti, tai pirmas buvo ūkininkas ir grūdai, antra tema buvo, man atrodo, gal mikrikai, tada buvo chemija, augalų apsaugos prekės su Zita Varanavičiene. Visi 3 tenais vyko jo kitoje vietoje. Jo, tada buvo vėl grūdai liktai. Buvo su technika, su dangiu buvo. Dar buvo jo, su Dotnuvo su dangiu, technika, vėl grūdai. Apie grūdus mes turbūt 3 ar 4 turėjom podcastus, bet ir tokia aktualiausia tema turbūt tais visais periodais buvo, nes buvo prieš sezonį birželio mėnesį ir po to rugsėjo, man atrodo, mes čia dar išeidinėjom, ne, kai čia visi atslūgo, derliaus yra. Na ir pagaliau išaušo valanda šlovės ir laimės apie trąšas pakalbėti. Tai trąšos ta tema, kur turbūt, jeigu mes norime turėti derliaus, jeigu klientai nori gerai užauginti, daug užauginti, tai trąšos yra viena pagrindinio maisto medžiagų pasėliam, viena iš pagrindinių. Be jų tikrai neįsiversim, bet kokiu atveju. Be kažkokių priedų, mikrikų ar bakterijų turbūt pragyventume ten kokį pusėsezonį, bet be trąšų jau būtų liūdnesnis vaizdas. Tai šiandieną... Ekologiniai ūkiai ir tie galvoja, kaip būtų gerai, kad mes kažkokių trąšų turėtume pasitręšti. Tai ten trąšų yra visokių ekologinių. Bet trąšos tai labai svarbus. Ekologiniam kalis yra nedraudžiamas turbūt, kaip tokia trąša. Bet ne vien tik Jis kalio turi būti reikia. irgi sertifikuota ekoagros. Turi būti, ne? Jo, tai šiandieną tema labai konkreti, labai aiškiai aktuali ūkiam, ūkininkam ir su žemės ūkio sektoriam susijusiam asmenim. Tai trąšos ir kokia situacija yra trąšų šiai dienai, kokios perspektyvos, kokie pasikeitimai ir aplamai, kaip tos trąšos ateina į Lietuvą ir pasiekia žemdirbį. Tai su mumis pabendraus ir padiskutuos Lina.
Ir kai visada šalia Giedrius, šį kartą šalia, ne per atstumą, nesimušime, draugausime. Žinau, kad Lina buvai prieš turbūt 2 savaitės. Prieš 2 spalio. Prieš 2 savaitės konferencijų pasaulinėje, pagrindinėje, turbūt čia kaip trašų. Vienoje iš pagrindinių konferencijų. Ir gal turi kokių nors naujienų, kad bus labai gerai ar bus labai blogai. Kokią pagrindinę žinią grįžai, su kokia pagrindinė žinia grįžai iš konferencijos, kurie tikrai susitikai turbūt su ne vienu gamintoju, su ne vienu partneriu ir gal turi kokių nors pirminių gražių naujienų Lietuvos žemdirbiam. Taip, tai Argus FMB konferencija, jinai šiais metais vyko Lisabonai. Kiekvienais metais vis skirtingame Europos mieste vyksta šios konferencijos ir susirenka joje tikrai iš daugelio pasaulio šalių tiekėjai, gamintojai, distributoriai, kurios metu susitikinėjame, kalbame, dalinamės informaciją, kaip kas kur sekėsi, kas bus, kas laukia, ką galima nusipirkti, iš kur galima nusipirkti. Tai neišimtis ir šių metų spalio vidury Lisabonoje. Tikrai turėjom daug susitikimų su tiekėjais iš Kinijos, iš Amerikos, iš tos pačios Europos ir aptarinėjom situaciją, kas vyko per metus, kas vyksta šiuo metu Europoje, kas vyksta mūsų įmonėje, kaip mums sekėsi dirbti, pardavinėti, pirkti trąšas, vežti jas, toliau platinti klientams. Tai žinutės kažkokios labai tokios gal konkrečios aiškios aš neatsakysiu, kaip sekėsi ir kokią naujieną, aišku. Gamyba vyksta visiškai skirtingai negu prieš 2 metus, kai viskas vertėsi aukštinkojam ir viskas keitėsi. Tai gamyba šiai dienai pas visus vyksta. Aišku, tas pasaulis toks labai dinamiškas ir patys matom, kas vyksta šiame pasaulyje ir taip nuspėti, kas bus ateityje, yra pakankamai sunku, bet trąšų yra. Tiekimas, aišku, irgi jisai toks pakankamai sudėtingas, jisai vyksta pagrindę viskas laivais. Tai vat ir aptarinėjome su tiekėjais, gamintojais apie tiekimą, kada jisai galimas, kokiais kiekiais galimas. Pagrindę tokiais klausimais diskutavom. Tai dabar turbūt jau viską žinom, kaip bus seniai priekinė iš tos konferencijos. Jau viską žinom. Ne, kaip žinom, tai tikriausiai niekas neatsakys, kaip bus. Žinom, kad tikrai tiekimas ir toliau vyks per Klaipėdos uostą mūsų atveju Lietuvos. Didžioji dalis, kokie 85%, viskas plauks laivais, dideliais laivais. Tai ką turėjom paskutinius metus trąšų rinkoje, logistinius klausimus, tiekėjus, turbūt niekas nesikeičia ir panašiai bus kaip ir praeitą sezoną. Manau, kad prieš metus jau ta situacija tokia truputėlį jau stabilizavosi, tai manau, kad viskas taip ir išlieka, kas prieš metus, aišku, ne prieš 2, bet kas buvo prieš metus, taip ir bus ir dabar. O Klaipėda yra pajėgi susitvarkyti ir apdoroti tos priimamus kiekius, tuos kiekius, ką Lietuvos kompanijos, ne tik mes, bet ir kitos konkuruojančios kompanijos planuoja įsivežti, pateikti klientam, trikdžiai, problemos su Klaipėdos uostu ar yra, ar tenais viskas Klaipėda labai patogu ir gerai? Yra, galiu atsakyti, kad pajėgi, bet tas planavimas irgi reikalingas. 2-3 mėnesiai, koks ketvirtis į priekį, tu turi duoti savo planus, kokie laivai, kad tave priimtų į uostą, kad tu galėtum pristatyti prekes laiku, susipakavimui, susitaravimui, visam iškrovimui ir prisistatymui iki kliento. Tai planavimas tikrai būtinas. Paskutinę minutę, jeigu ten, sakysim, atplaukia laivas, gali tekti ir paieškoti vietos uoste. Nėra taip, kad turiu laivą ir jau tikrai žinau, kad jį priims. Tai yra irgi planavimas, ką turi kalbėtis su uostu, su tiekėjais, kada tiekėjas gali pakrauti, kada uostas gali priimti. Tikrai pakankamai daug iššūkių turim šią dieną su šitą vietą. Pajėgus, bet planavimas reikalingas. Mes jau Lietuvos rinką turbūt metai laiko, kaip Giedrius minėjo, dirbam tokiu principu. Taip. Panašiu, tai ateinantis pavasaris, žiema, iš principo nesikeis darbo pobūdis, pristatymo, pasiėmimo galimybės ir
visa didžioji dalis trąšų greičiausiai keliaus į Lietuvą nuo pajūrio. Nuo pajūrio pas klientą tas, kas keitėsi prieš 2 metus pas mus, ko tikrai neturėdavom taip masiškai, tai dabar tas masiškumas ir yra toks, kad iš Klaipėdos, iš uosto keliaujame pas klientą, keliaujame į savo bazės, iš kurių irgi klientas gali pasiminėti trąšas arba mes pristatinėjom, bet didžioji dalis taip, tai yra Klaipėda ir visa Lietuva. Dar ūkininko. Dar vienas klausimas apie konferenciją, šiaip įdomu išgirsti, kaip yra Linas Agro vertinamas tarptautiniu mastu tarp trąšų, tų didžiųjų gamintojų, traderių, mūsų vardas, jisai kurioje eilutėje yra ar top 3, ar ten kažkur tai nelabai įdomus, aplamai kaip ta Lietuvos rinka tiem gamintojam, kurie atėjo čionais prieš metus ar kaip prieš mes atrodom, kaip mes atrodom, ar mes esame tie žaidėjai, kuriems įdomus esame. Taip, Linas Agro, jie vertina tokių Pabaltijo mastų mus, ne tik į Lietuvos žiūri į platesnį krepšelį, žiūri, kuo įmonė verčiasi. Tikrai turėjom ne vieną susitikimą tokių, kad įmonės buvo pasidomėję, kas tas Linas Agro, kad ne tik trąšos ir grūdai, ir sėklos pasidomėjo visų paketų ir tokio susidomėjimo sulaukiam papasakoti apie įmonę plačiau, kas tas yra ypatingai irgi po susijungimo ir su Kauno grūdais, kad ta įmonė patapo Pabaltijo mastu, viena iš didesnių, viena iš didžiausių įmonių. Tai tikrai taip, susidomėjimo apie mūsų veiklą pakankamai daug. Gal kredituot sugalvos už dykalus? Trašų duot už dykalus. Būdavo labai sunkus dalykas, būdavo visą laiką į priekį, reikdavo mokėti su trašom, niekas su naujais tiekėjais irgi nesikeičia. Su naujais tiekėjais jie žiūri, irgi yra draudimai, jie stebi įmonės finansinę veiklą, pasižiūri jau su to, su kuo dirbam. Tai manau, tas irgi toks teigiamas reiškinys yra didelės finansiškai stabilios įmonės. Tai tiekėjai tikrai atsižvelgia su kuo dirbti. Tai manau, kad viena iš tų kompanijų esame ir mes, tikrai galiu to pasakyti. Na, čia jau mes užsiminėm šiek tiek šnekėdami, kad trąšų verslo logika arba logistiniai principai iš principo pasikeitė prieš 2 metus, grubiai. Kai Rusija invaziją padarė į Ukrainą, prasidėjo karas, kuris vyksta iki šios dienos, ir kas yra labai blogai. Ir mes pareiškime atsakingai, kad atsisakome dirbti su priešingomis valstybėmis, tai yra Rusija ir Baltarusija. Ir palaikome taip Ukrainą. Ir kaip pasikeitė tuo metu mūsų darbo principai, kaip pasikeitė krepšelis, ko atsisakėme, ką praradome, ką atradome iš vis tą istoriją, kokią atnešė šiai dienai situacija mūsų įmonėje ir Lietuvos rinkoje. Kas pasikeitė su logistika, tai man labai pasijuto ir žemdirbių pusės irgi stipriai pasijuto, kad mes neturim tokių kiekio aikštelėse, sandėliuose, tuose šoniniuose, kaip anksčiau turėdam. Suvažiuodavo iš tų nedraugiškų valstybių vagonais daug trąšų ir turėdom pilnas aikštelės perkrautus sandėlius, o dabar tikrai tokių kiekių neturim. Tai čia yra blogai ir gerai? Žemaičiam turbūt kaip ir didelių skirtumų nėra, net gal didesnius kiekius šalia savęs turi. Bet mums pietų Lietuvoje dirbant, tokiam paimkim Alytų, Kalvariją, tai toli ta Klaipėda ir šiek tiek ir logistika išbrangina ir persivežti, jeigu į sandėlius persikrauti, irgi tai kainuoja į mum ir paskui visiems kitiems. Tai visa trąšų logika, kurie buvo prieš 2 metus prasidedant karui, jinai buvo paremta geležinkeliais, vagonais, visas pagrindę trąšas mes tikrai tiekdavom iš Rusijos, iš Baltarusijos ir buvo tas, kaimininės šalis, viskas greitai patogu ir kiekinė prasme, ir kokybinė prasme viskas buvo aišku. Ir prieš 2 metus prasidėjus karai, aš kaip sakau, man darbas kardinaliai pasikeitė. Visi tiekėjai, kuriuos turėjai, visi santykius, kuriuos tu turėjai, jų tiesiog nebelieka. Akcininkas labai atsakingai pareiškia, mes nedirbame su tom valstybėm. Viskas išgirdom, mes nedirbam su tom valstybėm. Reiškia, turim ieškoti naujų tiekėjų,
naujų tiekimo galimybių ir viskas prasideda nuo pat pradžių. Tu turi atrasti santyki su tuo naujų tiekėju, tu turi atrasti santyki vėlgi uoste, kaip tu ką darysi, ką tu krausi, kokias trąšas tu patieksi įmonei, kokias trąšas tu patieksi klientui, vartotojui, ūkininkam ir kaip tu tą padarysi. Tai tas vasaris, kovas, kardinaliai viskas aukštyn kojom ir jau gegužės mėnesį mes pirmas trąšas jau plukdėmės iš Maroko. Bet čia iš tikrųjų toks, kai dabar prisimenam tą praeitį, aš puikiai pamenu, mes turėjom važiuoti į Anykščius daryti seminarą. Na, tu jau nevažiavai vien todėl, kad neturėjai ką pasakyti iš principo. Pasakyti, kad yra blogai, nesinorėjau. Kad ir tai visi viską arba pasakyti tai, kas visiškai netai bus. Jo, ir tada nevykai, aš irgi ten labai neturėjau ką pasakoti, iš tikrųjų buvo labai, kritinė situacija. Bet ką aš dabar girdžiu ir pasižiūrėjau tos 2 metus atgal iš šono, ir ką ne visą laiką dalyvauju taip arti jūsų biznio, man tai skamba kaip sėkmės istorija, kurią realiai pavyko pasiekti turbūt ne tik mum, bet turbūt ir kitom kompanijom, kurios parodė savo lankstumą ir efektyvų persiorientavimą iš vienos krypties į kitą kryptį. Tai skamba kaip tokia patirtis, kurią galime pasidalinti ir paaiškinti ar pasidžiaugti su klientais daugiau ir detaliau, kaip mums tai pavyko greitai, nes ne visada tokie procesai greitai atsiranda. Ir laivų atplukdymai, nes parsigabent vagonų ar trąšų kiekį iš Rusijos, Baltarusijos, minimalų kiekį turbūt gali 60 tonų į vagoną telpa ar kažkas tokio. Čia tas irgi tą iššūkį, kurį norėčiau paminėti, kas būdavo važiuoja vagonais, tai tas kiekybės, kokybės klausimas, tau vagonė 60-70 tonų, viskas aišku, pakuota, nepakuota, bet svoris yra toks ir ne kitoks. Šiai dienai, ką mes su kuo susidurėm, tai yra laivai. Laivai gali būti nuo 3 minimalus kiekis, nuo 3 tūkstančių iki 30 tūkstančių, tai vėlgi tas yra kokybės klausimas, kai tau atplaukia 30 tūkstančių tonų, tas visas slėgis, susislėgimas pačios trąšos, plaukia, vėlgi tai yra laivas, palaidas, krovinys, tai kokybinis klausimas irgi jisai toks išlieka ir akcentas irgi, ką pasakojam, su kuo susiduriam, dažnu atveju būna įvairių variantų. Tikrai tenka ir su nekokybė susitikti, ko anksčiau neturėdavom arba mažiau turėdavom. Bet čionais nereiškia, kad gamintojai esantis, tam pačiam Maroke, nežinau, kitų šalių, žinau, kad liktai Amerika buvo ar dar kažkas, čia ne gamintojo problema, čia yra gabenimo ilgio problema. Ir gabenimo. Gamintojo, taip, gamintojo tai yra vėlgi gamintojas, kas keitėsi, kai tu esi pripratęs prie vienų gamintojų, tu tieki į rinką, tave žino, kuom tu prekiauji, kokio gamintojo produktų prekiauji. Tas produktas rinkoje arba tas gamintojas rinkoje būdavo kiek 20 metų jau turbūt. Ir netgi klientas žino, ko iš kurios kompanijos tikėtis, kas su kuo dirba, su kokiu produktu. Pavadinimą ir žino, ar bus geras. Taip, tas produktas toks jau būdavo patikrintas visų ir nebuvo. Ir su kuo prieš 2 metus, tai lygiai tas pats, tie gamintojai nauji. Reiškia, produkto gamyba, jinai irgi galbūt analogiška, bet jinai kitokia. Tiekimo pobūdis, vėlgi laivai ir tų iššūkių tokių logistinių ir kiekybinių, kokybinių teko susidurti. Prisiminėm iš naujo, kaip susipažindavom su trąšom. Lina ir siūsdavau nuotraukas visokiais kaip būdais atrodo. Priliniuotės, pabėrus iš naujo kokybę nusistatinėjom iš naujų gamintojų. Tai o atradote, dabar jau per 2 metus, beveik per 1,5 metų, tų patikimų gamintojų, kur, realiai esate tikri, kad bus geros kokybės trąša ir nenusivils nei klientas, nei mes patys, neturėsime kokybinių problemų, ar jau mes esame drąsūs, priimdami sprendimą nusipirkti kažkokią vieną ar kitą poziciją? Abejonių jų visada išlieka, bet galiu paminėti partnerius europinius, su kuriais mes dirbam ir tęsiam netgi ir po karo darbus, tai yra Yara, tai yra Borealis, tai yra Achema, tai šitie visi tokie jau žinomi gamintojai, ką iš naujų tokių rinkų per tuos 2 metus, tai teko išbandyti visko ir pasitikėti tą kokybę, bet vienas iš tokių galbūt stipresnių partnerių, kurie atėjo į Pabaltį, tai paminėsiu Maroko kompaniją OCP, ją atstovauja Helmas, įsikūrė įmonės Pabaltį ir jie šiai dienai tiekia trąšas
gamintojas aplankęs ir mus, ir kitus kolegas Lietuvoje irgi pasižiūrėjo, kaip tos įmonės, kuom virčiasi, kuom kvėpuoja, kiek parduoda, kiek gali nupirkti. Tai vieną iš tokių galiu paminėti, taip, OCP Marokas. Jau manau, kad ir jau Lietuvos ūkininkas Maroką išgirdė truputėlį. Kokios trąšos ten iš jų keliauja? NPK pagrindė turbūt. NPK, mapas, dapas, vienanarės. Visos. Azoto jie tik tais, negamina. Azotą ne, bet azotą... Visos kitos. O kokių dar naujų šalių, iš kokių dar naujų šalių mes pradėjome importavimo trąšų? Tai buvo viena tokia egzotinė. Egzotinė gal irgi truputėlį grįšiu, tas karas tais metais, ne tik karas buvo, bet ir vėlgi visų žaliavų augimas, dujų, gamyklos Europos Sąjungoje užsidarinėjo pačioje Europoje ir vėlgi tas iššūkis ne tik, kad nėra Rusijos, Baltarusijos, bet ir Europos gamyklos užsidarinėjo ir ką daryti ir kaip elgtis, pirkti tas trąšas, ar sėdėti rankas sudėjus, ar laukti kažko. Tai galbūt irgi taip egzotiškai skambėjo tas Ilinas Agro importuotas kasas iš Trinidado. Visi žiūrėjo į žemėlapį ir kur tas Trinidadas. Tai tikrai įtarinėjo klientai, kad tai yra visgi nedraugiškų valstybių. Pakeisti dokumentai, kaip sakant. Nedraugiškų valstybių produktas, bet kas iš Trinidado dabar trąšas plukdysis. Ir kur jis randasi. Nu, tai paslaptis ir pats jau žemėlapį paieškos, kur tas Trinidadas. Kur jis randasi, dar prisimeni? Jau žinau, dabar žinau. Kur Trindadas. Tai kur? Amerikoje. Prie Amerikos visai kamputį. Tai va, tai ir galiu tas toks, iš tikrųjų jisai buvo ištirtas ir pakrovimo metu, ir iškrovimo metu. Žiūrėjom irgi taip, kad tik viskas būtų gerai, kad tik viskas būtų teisingai, ieškojom ir to, ko nereikia, ieškojom. Tai mokėmės ne tik mes, bet mokėsi ir mūsų, kaip suprantu, valstybinės institucijos. Bet priimant šį produktą. Institucijos irgi mokėsi iš naujo, nes kaip važiuodavo iš tų įprastų šalių, tai niekam nekilo klausimų, kas ten per produktas. Viskas žinoma. Viskas žinoma. Parplukdai tą patį produktą iš kito pasaulio galo. Tai tada neaišku, visiems pasidaro, ar čia tikrai taip gali būti. Tai tie metai tokie iš tolimų ir sulfatas iš Kinijos, ir kasas iš Trinidado, tikrai tokie egzotiškais pavadinimais skambėjo tie praeiti metai. Šie metai gal jau tokie stabilesni ir gamyklos dirba Europoje ir tos dujų kainos stabilizavosi, tai truputėlį yra lengviau atsikvėpti, nes tas importas nėra jisai taip paprasta, žinai, padaryti, kad tą laivą atsiplukdyti, patikrinti, suimportuoti, susidėti pas save. Tai turbūt vienas dalykas užtrunka pakankamai daug laiko, lyginant su buvusiom sąlygom, to paties kaso atsivežimo iš kitų šalių, Baltarusijos ar Rusijos ir iš Trinidado ir Tobago, tai skirtumas laiko, aš spėčiau, yra minimum 10 kartų ilgesnis, jeigu nedaugiau, nes ten kelionė trunka apie mėnesį laiko netgi. Tai jo, planavimas yra labai turi būti detalus, kruopštus ir su ilgalaikė perspektyva. Ir planavimas su tiekėju, kaip ir sakiau, tas irgi vis dėlto reikia ir pakrauti tą laivą, reikia susitarti su terminalais, su uostu, kas tau jį priims, kaip tu toliau logistiškai jį išvežiosi, iki kol pasieks tą galutinį klientą, ūkininką ir kokybiškai pasieks. Ir skystis dar skystis, maišą gali kažkur paimti ir padėti trumpam. Tos egzotikos tikrai, karbamidas buvo iš Alžyro, karbamidas buvo iš Egipto, karbamidas buvo iš Amerikos, tokiais intervalais buvo. Mes turėjom per pastarosius kelis metus labai daug naujų gamintojų valstybių, kilmės šalių. Ir kaip, Giedriau, ūkininkai priėmė tas naujas šalis? Ar klientui buvo vis dėlto svarbu, kad produktas būtų nepagamintas Rusijoje, Baltarusijoje, kad nebūtų priešiškos valstybės įsikišimo, pėdsakų, sakykime, taip ant trąšų uždėta, kad kaip pasitikėjo tą kokybę, ar jie irgi ėjo į riziką kažkokią ir tikėjosi mūsų žodžiais ir po to tik tai gavę produktą įvertino patys? Kokie atsiliepimai iš klientų yra? Visokiausių buvo iš tiesų tų atsiliepimų. Visi tikėjosi turbūt kaip įmanoma geresnę kainą nusipirkti trąšas. Neišvengiamai. Pinigai lemia labai daug ir ypač kai trąšų kaina buvo iššokus iki tokių neregėtų aukštumų,
Tai visi pyko, kad kompanijos, kurios nusprendė dirbti švariai ir nepadėti nedraugiškom valstybėm, tai pyko, kodėl čia jūs neperkat, ar čia tikrai nėra galimybės, jūs čia, ta prasme, vaikotės kaip ir madų ir pagalbos, tarkim, Ukrainai ar dar kažkaip kitaip. Bet mūsų sąskaita, galvoju, kad čia mūsų sąskaita, mes dabar turim pirkti brangiai trąšas, nes jūs specialiai neperkat iš Rusijos ar dar kažkur. Buvo ir tokių nuomonių, buvo, kurie tikrai palaikė ir suprato, kad taip negali būti, mes negalim pirkti iš ten. Kitas dalykas, ir nebuvo ir galimybių turbūt paprastai imti ir nusipirkti vėl iš Rusijos, buvo uždėti visi ten. Tikrai taip, tai čia yra visi ir sankcijos. Ir tu bankai. Negalėjai, tu ten nori ar nenori, vis tiek negalėjai pirkti. Tai tų nuomonių, sakau, visokiausių buvo. Įsiplėčiau į tą vieną atsakymą. Tu minėjai dar... Kaip priėmė tas egzotinės šalis, kilmės kitas. Irgi buvo tokių žmonių, kurie nebuvo pripratę visą laiką prie baltarusiško kalio. Jisai raudonas. Visiems aišku, kad čia kalis ir čia trąšose, NPK trąšose, jeigu yra kalio nemažas procentas, tai rausva trąša, kalis būna ir pilkas, žinom. Ir tada pamato, kad ne rausva ta trąša, tai reiškia kalio nėra. Tai buvo ir tokių ginčių, kur teko ir įrodinėti, kad yra tas kalis ir su tyrimais ir iki Vokietijos net pasiekė mūsų mėginiai iki sertifikuotų laboratorijų, kurios gali tikrai ištirti ir atsakyti neginčiamai. Tai buvo ir tokių nuomonių, bet visi iš tiesų darysi tos kur gauti tą pigesnę trąšą. Pagrindinis dalykas, kaip bebūtų žmonėm veikia tas pinigų, tas klausimas neišvengiamai. Bet tie, kurie patikėjo sertifikatais, pasitikėjo mumis kaip partneriais, problemų jiem nekėlė, kad tai yra kilmės šalis Marokas, Alžyras ar dar kažkas. Tai nekėlė. Buvo didžiausias gal šitoje vietoje klaustukas, pamatyti norėjo visi tą trąšą, pačiupinėti. Ir su nedidelė baime, kas bus, kai reikės išvažiuoti į lauką, ar nebus ta trąša sušokus, ar nedulkės per daug. Tai va šitie dalykai, tai visiems klaustukas buvo, bet ir mums patiems tas pats. Nes irgi, gauni pačiupinėtą arba ten sertifikatą ir tu nežinai, kaip bus po barstykliai, žinai. Tai... Ir tu nežinai, kaip bus sulaikymo sąlygom to, ką turėdavom anksčiau, tu žinai jau metai iš metų, kaip tas produktas laikosi, kaip jisai laikysis, jeigu jisai pas tave liks sandėly ir ta kainodara, jinai buvo stabili, netgi ir likus, nebus tokių baimių, kad kaina nukris ar pakils, jinai ten nežymiai sviruodavo ir tos laikymo sąlygos būdavo aišku, kaip koks produktas laikysis. Žinom, kad tam tikrų ir žiemą ar iki pavasario. Tai vėlgi su tais naujais produktais, su ta nauja kokybė irgi buvo išbandymo metas, kaip mes išlaikysime produktą, jeigu nupirktas rudenį, kaip mes jį išlaikysim iki pavasario, kaip jisai pasieks ūkininką ir kaip reikės išberti. Tai taip pat irgi per tuos 2 metus lygiai taip pačiai mokinomės prie naujų trąšų, naujų tiekėjų, naujų laikymo sąlygų, naujų gabenimo sąlygų, daug tokių. Bet tai nereiškia, kad ir su buvusiais anksčiau mūsų tiekėjais nebūdavo problemų. Bet jau mes tik buvom praėję visus tas pamokas. Žinom, kad tam tikro gamintojo trąša, jeigu jis yra šviežia ir naudojama čia, viskas gerai. Bet žinom, kad jis, jeigu pastovės 4 mėnesius, žinom, kad labai didelė tikimybė, kad ten turėsim sušokusią trąšą. Arba ten žinojom, kad šito gamintojų perkant produktą, jisai tikrai turės nemažą dulkėjimą. Bet visi tą pažinojo ir tada žmogus priima pats sprendimą ir atsakomybę savo, ar jisai su tuo produktu dirbs ar ne. O kai naujas yra, niekas nežino, gal taip. Kitas tikisi, niekada gyvenime neperka dulkančios taršos, o dabar kito variantų nėra, kaip jam pasielgti. Bet tokių buvo tų pirmyn atgal žingsnių, bet turbūt tas jau praeitį. Dabar susipažinom su tais naujais gamintojais. Man atrodo, kad jau žemdirbys dabar žiūri daug paprasčiau, nes sako, ko žmonės bijo, to, ko nežino. Tai mes išmokom pamokų. Išmoko ir klientai. Pamokų daug, tikrai daug. Ir mum, ir klientui labai per tos 2 metus pokyčių. Tai Bet tręšimo laikotarpis ūkiuose pagrindinis yra pavasarį, taip? Pavasarį ir rudenį. Didžiausias kiekis trąšų išbiramas pavasarį. Taip. Tai ateinantį pavasarį mes jau sutiksime šiek tiek su ramesne širdimi, kad turėsime mažiau problemų. Ir klientai turės mažiau problemų. Kokybinių problemų. Aš apie tai ir šneku. Gal kokybinių problemų turėtume. Mes jau patirties turime, jau žinome, ant kurio grėblio nelipti ir gal pavyks to išvengti. Jeigu kalbant apie kokybę, turbūt taip. Jau mūsų staiga nenustebins turbūt
Niekas, bet niekada negaliu žinoti. Trąšose vienodų metų nebūna, todėl kad arba kainos, arba kiekis, arba tiekimas, kažkas tai tokio. Tai aš manau, kad šitie metai vėlgi jie nėra išskirtiniai. Daugelis tų pamokų labai daug gavom praeitais metais. Atsivežti, turėti kiekius, tie pertekliniai kiekiai, kai kainos krenta, visiems nėra malonu ir skanu. Tai šitie metai galbūt tokie atsargesni. Ir paminėjai jūs tai, kad pavasaris artėja. Pavasaris artėja, bet jeigu nėra pirkimo, mes irgi truputėlį tokie atsargesni šiai dienai, stebim, kas darosi pasaulyje, kas darosi rinkose ir negaliu pasakyti, kad mes tikrai dabar turim maksimaliai pilnus sandėlius ir laukiam pavasario. Laukiam pirkėjų, laukiam pavasario, bet tokie irgi su tokiais apsidraudimais. Laukiam ir pardavėjų, ką pasiūlys. Tai sprendimai turbūt ateina tada, kai rinka suaktyvėja ir klientai priiminėja sprendimus pirkti, nepirkti, kokį kiekį, kada. Ir pasikeitė, Giedriau, klientų pirkimo strategija, kokia buvo 2, 3, 5 metai atgal ir kokia yra šiandieną. Ir taip, ir ne. Dalis kaip pirkdavo ir dalindavo rizikas, taip dalina. Kita dalis, turbūt, didesnė jo dalis pradėjo dalinti rizikas, kaip ir mes visą laiką kalbėdom apie grūdus, kad žmonės raginom visus dalinti, pardavinėti kelis kartus į metus, turbūt ir su trąšom gaunasi taip, kad pradeda netgi ir tą pačią poziciją, pirkdami, tarkim, azotinės trąšas, jau dalinti net per kelis kartus. O dalis, tai kaip ir anksčiau visi, jeigu perkė rudenyje ir tais metais tu nusivylė, tai kitais metais rudenį neperkė, tikiesi, kad pavasarį nenusvilsi. Tai ir dabar ir prie tos nestabilios buvusios rinkos ir jau artėjom į stabilumą vėl. Ir vėl mes tą patį, kaip kurie galvojam, kad jeigu pernai rudenį pirkom ir buvo brangu, tai šiais metais rudenį tikrai nepirksiu. Jau rizikuosiu pavasarį. Ir gali būti, kad ir pavasarį pirksim brangiai. Nieko negali žinoti. Tai, nėra to vieno recepto. Jo, vieno recepto nėra. Bet aš drąsiai teikčiau, kad žmonės daugiau pradėjo daugiau dalinti pirkimus į dalis, kad turėti metų vidurkį. Kad neužlipti ant vienos didelės... Su vienos dienos patikėjimu, kad nepriimti visų metų sprendimą. Čia kaip visada jūs tai su tam diskutuodam, kas ta gera kaina, grūdų ar trąšų, ar koks tas santykis, žiūrėdavom ir visą laiką grįžtam prie to, tas rizikos skaidimas. Ir šiai dienai prie tokio dinamiško pasaulio, manau, kad taip, tai yra pats geriausias receptas skaidyti tą riziką dalimis, pirkti, parduoti ir tos paskutinės minutės laukimas, ne visada jis irgi yra geras variantas, taip. To aš noriu paskaičiuoti iš karto, ką mes apie tos santykius trąšos versus grūdų antrą klasę, kai šnekėdavom, vis akcentuodavom, kad 1:2 iki 1:2 santykio yra geras santykis. Šiandieną būsimo derliaus kviečių kaina, lyginant su azotinių trąšų kaina, jisai yra santykis 1,6. Tai mano galva, šiandieną ir pirkti, ir parduoti būsimam derliui trąšas ir tą derlių pardavinėti, nėra kvailas sprendimas. Ne, turbūt, kad šiuo metu. Nes 1,6 santykis jis yra tikrai, istoriškai žiūrint, tikrai ne pats geriausias, nes buvo kažkada 1:1 ir netgi gal mažiau, ten tona grūdų, tona trąšų, tai čia superinis santykis, aš čia net pasvajoti apie tai galim, bet prisiminti galime praeitų metų tą patį mėnesį, kaip mes dabar šnekam, lapkritį. Salietra kainavo, jeigu aš nesumeluosiu, 8, buvo 900 eurų. Grūdų kaina buvo apie 3,20, 3,30. Tai net taip žiūrint paprastai, tas santykis buvo virš 2 ir jisai nebuvo įdomus ir labai nemažai klientų ir nudegė, mano galva. Bet nudegė jūs, tai visi mes galbūt nudegėm šitoj vietoj. Nudegė ne trąšų pirkimo klausimų, bet kad jie nepriėmė sprendimo tuo pat metu parduoti grūdų ir tikėjusi, kad grūdų kaina paaugs, o jinai pasirodo vis dėlto moka ir nukristi. Ir tada tas santykis patapo dar blogesnis. Praeitais metais irgi tas spalis, lapkritis, ką mes girdėjom, gamyklos uždaromos. Taip. Ir perkam ar importuojamės iš tų egzotinių šalių tas trąšas. Ir geriau turėti ar neturėti, ten buvo klausimas.
Tai truputėlį gal jau tada nebežiūrėjom nei į tą santykį, o buvo ar turim, ar pardavinėjom, ar turim ką pasiūlyti klientui. Tikėjimas buvo, kas turės, tas laimės. Ir, jeigu arba tu visai nieko neturėsi ir negalėsi pasiūlyti savo klientui. Ja, prieš metus buvo dujų kaina rekordiniam aukštyje, fabrikų Europoje, Lenkijoje, Prancūzijoje buvo uždaryta, ten dalis dirbo, dalis nedirbo, apimtis buvo mažos, pasiūla buvo, kiek bent girdėjau ir šnekėjom, tokia, ribota. Klausimas, kiek gausi, ne tiek, kiek tu nori, o tiek, kiek aš duosiu. Ir visą tai išpūtė tą burbulą iki tokio lygio, kad kainos trąšų užaugo tikrai rekordinius lygius, ko mes turbūt nesame matę labai labai seniai arba iš vis niekada. Ir dar turbūt prisidėjo tai, kad iš tų tolimų šalių perkant mes privalėjom pirkti didelėm partijom. Taip, tai tas toks rizikos skaidimas. Rizikos skaidyti jeigu sunkiau. Tu esi abejonėse dėl kainos, kas būdavo anksčiau, tu gali ten 5 vagonus, taip truputėlį turėti asortimentą ir nebijoti dėl kainos. Dabar tas truputėlis toks įgaunasi laivo lygmenį, kad tu perki. Pusę laivo neatsitemsi. Pusę laivo neatsitemsi ir tu visada rizikuoji tiesiog laivo dydžio lygyje. Laivas tai yra nuo 3000 turbūt ir daugiau. Taip. Tai minimum 3000 tonų. Tai 3000 čia Europą, jeigu iš tokios Amerikos ar ten dar kitos tolimo šalies, tau tiesiog, ir ta pati Kinija irgi 30 000 krauna, nes kitaip ir neapsimokės tau vežtis mažesnio kiekio. Fraktas labai brangus būna. Taip, tai va, tokių tų iššūkių praeitais metais turėjom. Dabar ko galiu pasidžiaugti, kad tikrai yra stabiliau, Giedrius gali irgi paantrinti man, tos kainos, jos yra kitokios. Klientas, aš manau, kad irgi jie stebi grūdų kainas, klientas žiūri, atsimena praeitus metus, kad tas pavasaris buvo pigesnis negu ruduo žiema ir to sezoniškumo tokio gal labai dabar stebi, nestebi, net sunku pasakyti iš tikrųjų. Seniau, 3, 2, 5 metai atgal azotinių trąšų dugno kaina dažniausiai būdavo birželis Liepa. Ten pati žemiausia kaina. Tai tu žinodavai, kad ne sezono metu šita trąša yra pati pigiausia, taip. Bet kokiu atveju, arba jeigu ten kažkokie svyravimai ir įvyks, tai jie įvyks nežymiai ir tas nei įmoniai, nei klientui nebus labai skaudu. O dabar šie metai, ar yra tos pačios tendencijos, kas liečia azotinės trąšas, tos pačios ar panašios tendencijos, kaip būdavo prieš 3-5 metus kainų atžvilgiu azotinių trąšų? Ar jos visiškai jau kitais veiksniais šiai dienai keičiasi ir atspindi kainoraščiuose? Šiais metais dar pasakyčiau, kad irgi tų veiksnių patys matom, kas pasaulyje darosi ir tie veiksniai nafta, dujos dėl visų šitų karo veiksmų, kaip jie įtakoja. Tai negaliu pasakyti, kad labai stabilu, bet aišku, vasaros metu irgi buvo tų sumažėjimų, dujų kainų sumažėjimo, tai tas įtakojo azotinės trąšas. Buvo vėlgi visi kariniai veiksmai Izraelyje, vėl jie sutakojo naftos, dujų pakilimą ir vėl tas toksai bangavimas jis tikrai yra. Jis nėra toks žvėriškai didžiulis, kas buvo prieš metus. Taip. Ne, tokių šuolių didelių nėra. Šuolių didelių nėra, gamyklos jos yra kaip ir grūduose. veikiančios. Lygiai tas pats. Grūduose tai aš ten žinau, 20-30 eurų amplitudė jau trečias mėnesis maskatuojamas. Amplitudė, labai gerą žodį parinkai, amplitudė pamažėjo. Nėra tokia kaip kartais, dabar žinom, kad svyruoja dabar tiek ir viskas. Ir tikėtis, kad čia dabar kartais pašoks, turbūt gal nepašoks ir nepakris kartais. Prognozuoti, kai toks pasaulis, labai sunku kažką pasakyti, kas bus rytoj. Tai kas yra dabar, mes galim pakalbėti, kokios kainos yra dabar, dujų, žaliavų, gamybos, taip, viskas stabiliai. Ko buvai ir ko esi, gali pasakyti, ko būsi ne. Ko būsi ne. Paklaus savo vaikų, pasakys, ko būsiu. Jos viską žino. Gal. Tai galim pasakyti, tiekimas tikrai nepasikeis taip greitai, ką ir minėjau, jisai Klaipėda išlieka, tai tas logistinis toks iššūkis, kurį mes turėsim, tikrai jisai liks. Tiekimas irgi suderintas, irgi jisai turi būti suplanuotas. Tai tokių tik truputį esam atsargesni šiai dienai. Lietuva. Čia daugiausia turbūt veiklos mes vykdome ir didžiausius kiekius parduodame ir konkurencinė aplinka. Jinai išliko tokia pati agresyvi ir ši, kokia buvo prieš metus 2-3-5, ar yra kažkokių pasikeitimų, pasitraukusių įmonių, atėjusių įmonių,
stambių žaidėjų, mažų žaidėjų? Aš manau, konkurencinė aplinka jinai visada buvo stipri ir tas yra normalu, nu, tai verčia pasitemti kiekvienam iš žaidėjų Lietuvos rinkos, kad jinai truputį stambėja, nu, tai ir mūsų įmonių šitas pavyzdys, kad susijungia dvi lietuviško kapitalo įmonės. Turim ir kitų tokių pavyzdžių, kur susijungia įmonės, jos stambėja. Šitų mažesnių įmonių, kurios verčiasi žemės ūkio, be abejo, jų visada yra ir bus. Jų atsiranda, papuola, vėl Jų atsiranda, tai va čia tas irgi prieš metus, kas buvo, labai daug visi galvoja, kad galima uždirbti iš trąšų, tas toks šuoliai tokie, ta dinamika ir atsirado tokių mažų įmonių su, kaip sakau, naunėjiminiais pavadinimais, aš jas vadindavau besiūlančios trąšų. Mes su kolega vadinam taksistus. Taksistai. Su gamintojais. Aš naunėjimais juos vadinu, tai va tos... Pravažiuojantis tokie, pravažiuoja. Čia nėra. Ir negrįžta. Tai va šitos įmonės jos irgi gal po tokių spotinių momentų galvoja, kad čia tikrai didelis uždarbis ir galima užsidirbti. Ir siūlo įvairias trąšas, bet va čia šita vieta vėlgi rizikinga. Ar tikrai ten yra tas, kas parašyta ant to maišo, ar tikrai tas sertifikatas tikras, tai va šito užgarantuoti už tokias naunėjimą ar taksi įmonės, kaip tai jūs tai vadini, nu, sunku pasakyti. Aš girdėjau tokių istorijų, gal netgi iš pačios, kai tas, sakykime, mažos atsakomybės įmonės, kur neturi ilgos praeities, geros patirties, pardavinėja, pavyzdžiui, salietrą, kilmės šalis kažkokia, bet toje šalyje nėra salietros gamybos fabriko, ne? Tai įvairių tokių istorijų tikrai. Čia turbūt tų mažų kompanijų, kurios atsiranda staiga ir dingsta staiga, turbūt, nu, čia jų verslo dalis, čia taip yra. Jeigu tu nori paslėpti tą kilmės šalį, kur yra nepageidautina, tai įrašai, kas įmanoma, bet nu, vat, patikrinimas toks kažkaip praslysta pro akis. Tai tikrai taip, irgi tokių visokių variantų. Prisižiūrėdavom ir įmonių pavadinimų, kurios nesiversdavo žemės ūkio ir pradeda verstis. Ir tos kilmės šalim, tai va toks vienas. Bet gėdė, žiūrėk, nu vėl, tos įmonės egzistuoja ten vieną dieną, 3 metus, 15 metų, nėra esmės. Bet klientui, žemdirbiui, gali pasirodyti patrauklu, ne? Kažką, kai tu minėjai prieš tai, ne, mes siūlome ten 50 eurų brangiau. Visi siūlo rinkos žaidėjai 50 eurų brangiau. Ateina mažiukas, sako, žiūrėk, aš tu 50 eurų pigiau parduodu, salietra ten gaminta neaišku kur, bet va, tau atvežu. Ne? Augintui, žemdirbiui, tai jisai kaip į tai žiūri, jam vienodai, ar svarbu jam sumokėti kuo pigiau, ar yra tokių, kur, nu, kokia bendroji čia nuomonė yra? Vis tiek laikysiuosi kažkiek tos savo pozicijos ir ką aš girdžiu iš tų pačių savo kolegų, partnerių, žemdirbių. Taip, pinigai labai svarbus dalykas, nes trąšom mes išleidžiam labai didelės pinigų sumas. Nu, taip jiems svarbu, bet žemdirbiai su patirtim, didesni žemdirbiai, jie turėjo labai daug visokiausių patirčių. Ir žino, kaip būna su tom nauneiminėm taksistų kompanijom, kai tu, nes būna tikrai su trąšom esam ir patys turėję, ne? Nu, tikrai didelių problemų, kur tu negali panaudoti produktų netgi, o tu už jį sumokėjęs. Tai jeigu tu tą produktą pirkęs iš patikimos kompanijos, tai jie ir tau padės tą įspręsti, prisiims atsakomybę dalinai, pilnai, dar kažkaip vešim iš naujo, fasuosim, gamintojas pasikviesim. Visokiais būdais ieškom sprendimų, kad baigtųsi gerai ir klientui, ir mum. O iš tokių kompanijų kažką gavęs, tu viskas, kaip sakyt, šiandien pirkai. Kelio atgal nėra, jau grįžti. Kelio atgal nėra, tu nieko nepasiskūsi. Tai tas pažemdirbys, pažiūrėkime, jisai draudžiasi pasėlius, ne, išleidžia pinigus, kitus dalykus, savo pastatus, techniką ir visą kitą. Tai čia lygiai toks pats draudimas, pirkti iš garantuoto patikimo tiekėjo. Tai tie protingi žemdirbiai, tikrai didžioji dalis visi. Kurie turi turbūt didesnės patirties. Ypač gal netgi tie, kurie turėjo tos blogos patirties. O tos blogos patirties turbūt nerasim tokio, kas neturėjo. Ir aš, ir kiti visi esam su trąšom turėję tų patirčių, kur arba patys klaidų prisidarom, arba pasirinkam netinkamą partnerį, gamintoją ar dar kažką ir tų klaidų prisidarom.
Tai didžioji dalis ir visi patikimi tie mūsų partneriai, pirko jie iš patikimų kompanijų. Tų mažųjų pirkėjų, tokių, kurie vienais metais perka 5 tonas, kitais metais 10, kitais metais, iš vis netrešia, tai jie ten pasigaudydavo, žinai. Aišku, buvo dalis tų kompanijų, kurios pardavinėjo tą neaiškios kilmės produktus irgi. Tai labai irgi parodo kompanijos patikimumą ir stiprumą. Jeigu turi pinigų, dėk čia ant stalo tos pinigus vos ne grinais ar ten čia ir dabar pavedimu, tada aš tau atvešiu, žinai. O visos normalios, tvirtos kompanijos, išgali kredituoti. Išgali kredituoti arba, ir tą trumpalaikį atidėjimą ten 30 dienų ar 60 dienų gali palaukti tavo pinigų. Galim susitart kažkokiais ten galų gale, kuriuo laikotarpį perka, gal ir 3 mėnesius palaukti iki grūdų sezono pradžios ir nupirksim iš tavęs grūdus ir susidengsim, vieni kitiem bus viskas gerai. O tos kompanijos jos čia ir dabar, nes jie nežino ar rytoj, ar už savaitės dar jie čia bus. Tai tas irgi turbūt man pačiam kaip pirkėjui būtų nelabai patikima kompanija. Ir tu niekada negali žinoti. Ir kitas dalykas, kaip Lina sako, tu man dabar sumokėk, aš tau už savaitės atvešiu. Tai, ir ta kompanija nepažįstama visiškai, neaiškiai. Bet tiesiog išeina kaina rinkoje toks gandas pasklinda ir pradeda ieškoti. Kad jie sudrumšia vandenį, tai tikrai labai stipriai. Aš asmeniškai jaučiu, gal šiemet netaip stipriai grūduose, iš tokių irgi buvusių, ten kažkas kažkur, žiūrėk, jau atgarsis ateina, tai iš tikrųjų ir trašos lygiai tas pats jau. Taip, ir sakau, ir tie žemdirbiai, kurie dirba ne 1 metus ir ne 10, kai kurie ir gal dar daugiau, kelias dešimtis, tai jie turbūt nepasirinko tų tokių neaiškių kompanijų ir pirko iš aiškių kompanijų. Aš manau, tas garantas, kad tu gali grįžti, pareikšti pretenziją, diskutuoti, kalbėti, tai yra labai svarbu. Iš mūsų pusės galbūt patarimas, prieš perkant, jeigu tu pasiryžai pirkti iš tos mažos kompanijos, tai pirma prekė, po to pinigai ir tada žiūri, klausi kilmės šalis, kaip atvažiavo, su kuo atvažiavo, kas ten tam sertifikate, kas ten tam maišė, kas ant maišo parašyta, tas tiesiog labai tokių atsargumo klausimų užduoti. Matyt, ne tų sertifikatų, tų nauneiminių, tai... Tai ten gal su peintu padaryta tie visi? Panašiai, nežinau, iš tiesų tai panašiai, nes jie tokį, matėme, mes esame įvairių sertifikatų, ten į tą sertifikatą. Nes reikalavimai šiai dienai, kas yra irgi iš valstybinių institucijų, tai tikrai ir sunkieji metalai yra privalomi ir tyriami, ką mes ir darom, importuojant visų, tai tų sertifikatų yra tikrai daug ir ne vienas, kuriuos gaunam, tyriam ir galim pateikti, tai irgi toks patarimas. Ir dar kas turbūt paminėtina, sertifikatai išduodami akredituotų tam tikrų laboratorijų, neišduoda ten vienos kėdės ofisas ar pats direktorius, o akredituotos laboratorijos. Kurias irgi galima pasitikrinti, kokios jos yra Europoje ir kurios gali išduoti tos sertifikatus, tai tas labai, labai yra aišku, jeigu ten sertifikatas tik užrašytas, kad sertifikatas, tai jis toks, visi mes jį galim padaryti tokį. Nelabai reiškintis. Yra laboratorijų, kurios ir ištyria, gali tau ištirti, bet jos nesertifikuotos, tai kiek tu patikėsi to, kiek tu tikėsi tais rezultatais. Tai čia turbūt jau kiekvieno asmeninis apsisprendimas, nieko tai neįrodantis dokumentas. Žiūrėk, Giedriu, trašos ir grūdai. Realiai 2 temos ūkininko kieme labiausiai diskutuotinos ištisus metus, ne? Turbūt su jom gali labai stipriai išlošti ir stipriai pralošti. Dėl to turbūt daugiausiai yra diskutuotinos. Kaip investuoti pasėlius su mažiausia rizika ir geriausiais sprendimais? Kokia tavo patirtis kaip regiono vadovo, kaip šiek tiek smulkaus ūkininko, užauginančio kažkiek grūdų? Nežinau. Kelintą klasę kviečiu? Man atrodo, mažai darai trašų. Sutaupiau brangios buvo po 800. Tai klausyk, ką darai ne taip ir ką reikėtų daryti kitaip? Sunku labai atsakyti į tavo klausimą ir aš nežinau, ar aš jį atsakysiu. Kiekvieno ūkio yra savita technologija. Kiekvienas ūkis ne kiekvienas ūkis gali vienodai taupyti, kad pasiektų tą maksimalų savo tinkamą rezultatą. Vienas ūkis turi kažkokius gyvulių fermą, kur turi daug organinių trašų. Jisai gali sau leisti kažkur taupyti brangymečių,
trašų, kitas ūkis negali sau leisti, trečias negali sau leisti ir taupo. Ir tada ateina, kaip sakai, grūdų sezono metas, tada pamato, kad negerai padarė, kad sutaupė, gal arba per daug taupė. Tai turbūt nenupiešiu aš tos technologijos arba principų, kaip reiktų elgtis. Turbūt vėl grįšim prie tos, gal to jau sakysim, nuvalkioto dalyko, kad dalinkim tas rizikas, bet turbūt belieka taip, dalinti rizikas, skolintis iš žemės labai atsakingai ir proporcija, kad nebūtų labai didelė, kad mes šiais metais nukirpom visiškai NPK nedavėm, kitais metais NPK davėm, bet azoto ten tik tais 20% palikom nuo įprasto savo terešimo. Ir vėlgi, ir kur tu be ūkininkausi, turbūt to brangymečio, arba kai trąšos brangios, vienas pasvalyje ant riebaus molio, ne, kitas Dzūkijoje ant šviesaus smėlio. Tai jeigu tas žmogus ant to smėlio pradės jisai investuoti su dideliais kiekiais trašų, kaip visada stengiasi ir dar kažkiek sekdausi, tai kitais metais jis gali visai jam gali būti blogai. Tas ant riebaus molio, žinai, pataupęs vienus metus, nepajus tokių didelių laiptelių. Aš gal iš tos agronominės pusės, aš manau, kad šiai dienai ūkininkas mūsų yra tikrai pažangus ir technologijos naudojamos pažangios ir tręšimo visos technologijos. Tai tas toks palinkėjimas gal naudoti efektyvias trąšas, žiūrėti tą trąšų sudėtį iš agronominės dalies, ne tai, kad ten kas parašytas santykis ir nepasigilinti, daugiau pasigilinti į kas yra toje pačioje trąšoje, iš ko jinai sudaryta. Vėlgi populiarėja tos pačios skystos trąšos, kurios yra efektyvesnės, tai tuo tokiu brangymečiu ar neaiškiu momentu, efektyvinti, žiūrėti, kuo efektyviau tą kiekvieną grūdelį trąšos išnaudoti. Lina labai gerai paminėjo žodį efektyvus ir iškart prisimenu jau keletą trąšų, gal nežinau, gerintojų komponentų, kurie būdavo prieš kokius 4 metus, kai atsirado prieš 5 metus, tai visi labai žiūrėjo, skeptiškai, ten kainuoja, sakykime, 20 ar 30 ar 50 eurų hektarui, ten koks nors azoto stabilizatorius. Visi galvoja, ką jis ten sustabilizuoja, žinai, tai aš geriau tos pinigus išleisiu, pridėsiu prie azotinių trąšų, nusipirksiu daugiau ten tų kilogramų ir man tikrai 100% ramus būsiu, kad teisingai pasielgiau. Prie šito laiko, kai atėjo brangios trąšos, ir jos ir dabar galim tikrai drąsiai teikti, kad nėra pigios taip, kaip kažkada pigios buvo, keičiasi žmonių požiūris, ūkininkų, klientų, partnerių požiūris į tuos stabilizatorius, į tuos visus kitus produktus, kuris padeda efektyviau augalui pasisavinti ir išnaudoti visą, kad sustabdyti garavimą. Žmonės atsisuka į tai, nes tikrai mato, kad labai brangų produktą turim, labai daug rizikuojam. Ir tie patys dalykai, ten liūtiniai lietus, jeigu užeis, ar sausros kažkoks metas, kai mes tikrai negalėjai bet kaip elgtis, tu turėjai. Taip, tai pradėjo atsisukti ir pradeda tie dalykai populiarėti. O kažkada tai tikrai buvo į tai žiūrima, kad... Tai jeigu kaina pigi, tai tada nežiūri, kaip žiūri normas. Kiek. Taip. Tai vėlgi, sakau, tas turbūt į šitas technologijas teisingas, šitie dalykai irgi. Per šios kelis metus gal tiesiog ūkininkai, žemdirbėjai pradėjo žiūrėti, kaip iš to paties gauti daugiau. Naudoti mažiau. Efektyvinti savo išlaidas. Naudoti mažiau ir gauti daugiau. Girdėdavau anksčiau, kad ten berdavo po 100 kilogramų azoto ir kas daugiau būdavo išbersi hektarą. Būdavo kas daugiau, ten su 240 kokia veiklios medžiagos azoto, paskui klausimų, tai kodėl čia išgulė viskas, augimo reguliatorius naudojau, bet to pamesdavom kartais ir sveiką protą, nepaslaptis. Lenktynės būdavo savotiškas. Bet vėl jūs tai kaip ir pradėjai tą temą, kad trąšos tai maitinimas pagrindinis ir tu negali ten. Jeigu vienais metais pamažinai, augalas pasiėmė iš dirvožemio, tai reiškia, kitais metais tas dirvožemis irgi savo pasiems. Tai tas maitinimas jisai yra būtinas kiekvienais metais, nepaisant to, kokia kainodara, tik jisai turi būti efektyvus. Vat labai teisinga pastaba ir teko prieš gal 2 mėnesius būti susitikusiam su vienu žemdirbiu, kuris šiemet, praėjusį šį sezoną,
pirmus metus sugrįžo iš ekologijos į chemizuotą ūkį. Ir aš neturiu tos patirties agronominės tokios didelės, tai mane nustebino tai, kad nedėjo maksimalių tręšimo normų į tuos buvusius ekologinius laukus, dėjo pakankamai tokias minimales, optimales ir jisai ten negavo stebuklingo derliaus. Ten daug dievė po 3 tonas birėjo, kai šalia jis turi kitą ūkį chemizuotą, tai ten kūlė apie 6 tonas. Nu, kas jau ne pirmi metai. Tai ką reiškia, kad žemė, jinai susigrąžina tą maistinį medžiagų kiekį, elementus, kas yra, nežinau, nualinta, nenualinta, negaliu taip turbūt sakyti, bet ko trūksta žemė. Išnešta. Išnešta su ekologiniais augalais. Per metų skolintas. Tai panašu, kad tas klientas, į tuos žemės plotus turės investuoti ne 1 metus, kol sugrąžins visas maistinės medžiagas ir jau ta žemė bus turtinga ir galės atiduoti augalams derliumi. Tai panašu, kad taupimas, jisai iš karto ne visada pasimato, bet su laiku, jeigu neprimsite sprendimų sustoti su taupimu, optimaliai viską daryti, tai gali atsisukti su laiku ir nukentėti tiek derliaus kokybė, tiek derliaus kiekybė. Tikslieji tręšimai irgi turbūt padėtų irgi optimizuoti tos dalykus trąšų panaudojimui, bet iš tų tikslių tręšimų prisiminiau vieno žemdirbio pasakojimą, kaip jisai ten dalį laukų savo ūkio pasidarė jau žemėlapius su išmaniosiom barstyklėm, atsimenu, gal kalį jisai barstė. Nu ir ten taip elementariai pasakant, tu užsidedi savo tikslą pasitręšti 7 tonom mane. Skaičiuoju, kiek tonai reikia. Išmaniojo barstyklius atėjo ir jis važiuoja, ne, vienur beria gal 50 kg, kit pavažiavus už 100 metrų gal 500 kg. Jisai pradėjo tręšti, sako, žinok, greitai pamažinau, užteks ant 4, nes aš to kalių tiek neprisipirksiu, sako, ten beria nesveikus kiekius. Tai va irgi ką rodo, ką mes... Jeigu... Žemė juoda buvo, kai ten pravažiavo. Raudona. Kalių jau tada tuo laiku raudona turėjo būti, bet jisai žmogus tikrai susimažino tuos kiekius, tuos iššūkius, nes kai mes neskaičiuodami, bet tikslių tręšimų elementariai, tai ten, sakykime, 3 ar 4 ar 200 kg į hektarą. Ir nesvarbu, kad šito laukų kampe ten galėtum turbūt visai šiais metais netręšti, turėtų ten 2 metam pakankamai tų veiklių medžiagų, o kitam laukų kampe gal tu turi su 3 normom važiuoti ir atstatinėti išlygintą lauką. Tai galėčiau šiai dienai pasakyti tiek ūkiai, kurie jau tiksliosius tręšimus daro jau keletą metų arba 5 ir daugiau. Tai jiem turbūt tas trąšų kainų šuoliai, visa kita, jiem netai brangiai kainavo. Nes jie įsibalansavę, kai kur jau tikrai galėjo susimažinti šiek tiek savo tos... Minimalizuoti, susimažinti tręšimus ir kai kur visiškai nereikėjo. Tai čia ta prasme, artimų ūkių, gerai pažįstamų ūkių žmonės tai faktu parodė. Tai va, turbūt mes negalim kaip ir visuose kituose dalykus, mes turim eiti į tikslumą, į konkretumą, ko mums reikia, baigėsi tie laikai, kada ten mėtėm, kaip kas papuolė. Tai ūkiai turi eiti į efektyvę ūkininkavimo sistemą, tai kad tą mes ūkininkavimo sistemą pasiektume, turbūt reikalingos ir tam tikros efektyvios trąšos, kurios padėtų tai pasiekti, kas sakai, stabilizuotas yra krabamidas, stabilizavimo visi. Galbūt, Lina, gali mus, nežinau, nudžiugint, nuliūdint per ateinančius pusmetį, metus, ar mes planuojame rinkai patiekti kažkokias naujas trąšas, naujas formulės, naują kokybę. Šitoje vietoje kažkokių naujienų mes planuojame ir galime jau pasigirti, ar nėra ką šitoje vietoje ir visi žino, kad yra azotas, yra 16-tukas, yra dar kažkokios trąšos ir važiuoja savo keliais. Kaip? Aš manau, kad kiekvienais metais tiek aš iš trąšų pusės, tiek kolegos ar iš mikroelementų, ar iš kitų, kažką stengiasi ir bando naujo patiekti rinkai ir irgi stebim ir tas pačias direktyvas, kokios yra ateinančios iš ES ir kas mūsų laukia ir prie to prisitaikyti. Tai kaip Linas Agro, aš galbūt vėlgi pasikartosiu, kad skystos trąšos, tikrai irgi jų ateitis yra tikrai tik didėja jos,
Tai šiai dienai, ką mes ir siūlom ir kasą, ir prie kaso tų visokių priedų, stabilizatorių, sieros, kurie kartu ir siera, ir kaip stabilizatorius veikia, tai tikrai turim daug, dirbam irgi ir su belgų kompanija, kuri ir skysta kalį siūlo. Tai va tokių turim galimybių pasiūlyti ir priimti ir platinti skystų trąšų, kurios yra efektyvesnės, kaip aš sakau, 20% jos geriau pasisavinamos, tai tokia tie patys stabilizatoriai, vėlgi viską irgi galim ir sustabilizuoti, ir pasiūlyti klientui, ir tą patį karbamidą, ir priedų pas kolegas iš mikroelementų pusės, tikrai tų visų gerintojų, dirvos ir bakterijų turim šiai dienai. Trąšos, aišku, NPK vienanarės jos yra tokios pačios kaip ir buvo, tik tais vėlgi bekalbant su tiekėjais, gamintojais, stengiuosi visada paklausti, kokiu turi naujienų, galbūt turi kažkokio išskirtinumo, kad pateikti rinkai, netgi tas pats dapas, gal jisai gali būti apdorotas, kaip kažkada pirkau melasą. Dabar yra su siera siūloma, tokių truputį kitaip negu kiekvienais metais. Tai tokių visada naujovių ieškom ir su gamintojais kalbam apie tai. Kas pasijuto, pasikeitė, tai dabar prisiminiau, santykis NPK trąšuose, santykis veiklių medžiagų. Mes buvom prie rusiškų, baltarusiškų trąšų, kaip pripratę, tai labai dažnas santykis būdavo 1:3. Taip. O dabar išsibalansavo arba 1:2, arba iš viso ten geros trąšų, dar įvairesnis tas balansas. Tai šiek tiek pasigenda rinkoje dar vis žmonės. To 1:3 to santykio, kad azoto ir fosforo kalio tam tikros proporcijos būtų tokios senoviškos, ar kaip jas dabar pavadinti, net nežinau. Tai va šitas tikrai pasikeitė, irgi pasijuto, kad jau tokios... Truputį kitokios formulacijos. Kitokios formulacijos, kitokie santykiai. Ir žmonės tie, kurie tikslių tręšimų neturi, tai jiem, kaip čia dabar įsigaudyti, kad vėl to fosforo ir kalio atiduotų tiek, kiek nori, o žiūri tą trąšą, nei taip ją pasukus, nei ją pasukus, nesigauna. Tai irgi prie tų dalykų reikia pripasti. Tai, žodžiu, gyvenimas juda, trąšose nestovi, sprendimai priimami turi būti turbūt ne vieną kartą metuose, daug kartų metuose. Ir paskutinis turbūt akcentas po 1-2 sakinius ar palinkėjimus klientam, ką daryti, kaip daryti, kada priimti sprendimą arba kada nepriimti sprendimą. Kada priimti tokio recepto, jūs tai jau kalbėjom ne kartą, jo tokio, koks jisai turi būti, tikrai nepasakysim. Vėlgi grįžtam prie to, stebėti grūdų kainą, stebėti dujų kainą, stebėti žaliavų, domėtis, kas darosi pasaulyje ir priiminėti ir skaidyti riziką. Vienas toks patarimas ir žiūrėti, kad kuo efektyviau, kuo patikimiau ir naudingiau būtų tos trąšos sunaudotos laiku ir vietoj. Jo, turbūt, Linai, reikia tik antrint, sunku kažką ir daugiau pridurti. Skaičiuokim, labai atsakingai skaičiuokim, netaupykim ten, kur nereikia, turbūt labai tik skaičiuodami žinosim, ar čia reikia sutaupyti, ar kitur reikia sutaupyti. Naudokim tikrai tuos produktus atsakingai ir viskas bus gerai. Skaičiai sako visus klausimus panašu, ne? Dažniausiai jo Excelis viską iškenčia. Nėra geros kainos. Gera kaina yra žodžiai, o skaičiai yra konkretus ir neginčiami. Tai žinodami, ką mes norime gauti ir žinodami, ką norime įsigyti ar parduoti, tada lengviau visą laiką yra priimti sprendimus. O aš tai palinkėsiu nepamiršti žiūrėti mūsų, sekti, laikint, komentuoti. Subscribe. Nepamiršk pakviesti tą gimtadienį 1 metų. Čia ką kviesti reikia? Visus dalyvius. Kai būsim net ir žiūrėsim, ką kviesim. Darysim sąrašą. Dar žiūrėk, reikia dagyventi iki to gimtadienio, nes dar laukia tikrai panašu įtempti keli mėnesiai, nes jau lapkričio 1 pusė, žiūrėk ir kalėdos, labai trumpas greitas mėnesis, tai laukite eterio, laukite kitų temų, mes dar sugrįšime turbūt iki švenčių kokius 2 kartus ir susimatysime ir komentaruose tikrai dar siūlykite temas, jeigu yra įdomių temų, siūlykite temas. Jo, tikrai atviri pasiūlymams ir priimsime sprendimus, temas, kuriomis galime padiskutuoti. Tai sėkmės ir viso. Viso.